O kaip dažnai medituoji savo gyvenime? Atsisėdi tą formą ir darai. Šiandien aš ne apie tokią meditaciją. Nors Japonija ir žinoma, kaip išlaikyta, sutelkta šalis ir žmonės yra pakankamai santūrus, tačiau viena iš šių kertinių meditacijos formų yra valymas. Valymasis. Kad ir kaip keistai skambėtų, šiandieną radau tokią knygą. Vienuolis, kuris moko valymosi. Tai yra išsivalyti savo aplinką. Ir tai jau yra dalis meditacijos. Nes kur esi, taip ir jautiesi. Kaip jautiesi, tokius rezultatus ir leidės ir praleidai. O kokie rezultatai, tokia ir savijauta teisingai. Taip, kad galbūt kartais nereikia medituoti, reikia tiesiog susitvarkyti aplinką. Ir tai jau yra meditacija.